Šį kartą Android LT apžvalgoje turime dar vieną planšetinį kompiuterį, arba kitaip tariant tabletą, Huawei S7. Apie korpusą. Štai, galiu laikyti jį viena ranka, o operuoti kita ranka. Korpusas dešinėje pusėje matome krovimo jungtį, kuri yra, nestandartinė šiek tiek. Micro USB. Per Micro USB šis modelis nesikrauna. Taip pat įjungimo mygtukas. Kitoje pusėje kairėje 3,5 mm ausinį jungtį, garso didinimo bei mažinimo klavišus. Apačioje turime micro SD kortelių lizdą bei dock adapterį. Kitoje pusėje turime tokį nestandartinį dalyką tabletams, tai yra kojelė, kuri turi dvi pozicijas. Taip pat baterijos dangtelis, po baterijos dangteliu matome, kad yra 2200 mAh baterija, SIM kortelės lizdas, kita aktuali informacija, serijos numeris, MAC adresas bei e-mailus. Taip, priekyje matome grįžimo atgal mygtuką, taip pat meniu mygtuką, namų mygtuką, pokalbio pradėjimo, pokalbio baigimo mygtukai, kamera 2 megapikselių. Taip, šis modelis su 7 colių resistive tipo ekranu, kurio raiška 800x480 pikselių. Ši raiška būdinga daugeliu aukštesnės klasės smartphone'ų. Ir operuojamas šis įrenginys su būtent įvedimo rašiklio. Štai slide to unlock, nespėjome. Taip, slide to unlock. Matome, kad Huawei pritaikė tam tikrą Android personalizaciją. Vietoj standartinės notifikacijų juostos mes turime štai tokį pasirinkimų meniu, tai yra Bluetooth jungimas, Wi-Fi jungimas, ryškumo kontrolė, 3G ryšys, ryšio padalos, taip pat baterijos informacija, taip pat raidelė, taip pat su tam tikra informacija. Taip, visos aplinkos yra suskirstytos į tam tikras kategorijos. Turime Home, Web, Entertainment, Communications, Favorites kategorijas ir kiekvienoje kategorijoje yra tam tikros darbinės aplinkos. Štai, tarkim, Home kategorija, tai mes turime tarkim, tam tikras aplikacijas, du darbalaukius, nuotraukos, marketas, atmintinė, štai laikrodis su orų funkcija. Matome, koks oras bus šiandien, rytoj ir poryt Vilniuje. Taip pat turime sekančią kategoriją, tai yra web, internetas, prenumeratos, naršyklė, dar kita kategorija būtų entertainment, pramogos, tai yra video grotuvas. Video grotuvė turime 2 failus. Taip pat yra muzikos grotuvas, galerija ne 3D, standartinė Androido galerija, kamera, 2 megapikselių kamera. Štai matome, kaip mes patys save filmuojame. Gerai, toliau communication kategorija, čia matome kontaktus, skambučių registrą, telefono aplikaciją, e-mailą, štai kontaktai, tarkim, pačio telefono aplikaciją, galime surinkti tam tikrą numerį. Toliau parankiniai. Parankiniuose galime taip pat susidėti viską, kaip mums yra patogu, mano įvykiai. Ir pagrindinis tokia kaip ir iš kategorijų, kuri yra pažymėta 4 kvadratukais, tai yra aplikacijų paleidimo mygtukas, kuriame matome visas standartinės Android aplikacijas. Tai yra žadintuvas, naršyklė, kalendorius, skaičiuotuvas, kamera ir taip toliau. Papildomai esu suinstaliavęs Angry Birds žaidimą, bet galbūt dabar nerodysiu šio žaidimo. Įsijungia. Teks jau pamatyti jums šį žaidimą. Gerai, bet išeikime. Taip. Matote, galima operuoti ir pirštu, tačiau reikalauja stipresnio paspaudimo. Pasižiūrėkime, ką settingai rodo apie šį įrenginį. Taigi settinguose About Tablet galime pamatyti, kad modelis vadinasi Ideos S7.
Androidas 2.1, taip pat branduolio informacija ir kita. Taip, dar kas įdomu, SD kartą ant tablet storage, tai yra turime 8 GB vidinę atmintį, aplikacijoms skirta vieta yra 175 MB, 512 MB operatyvioji atmintis ir jame sukasi Snapdragon 1 GHz procesorius, kurį mes žinome jau iš modelio HTC Desire. Tai štai tokia būtų Android LT apžvalga modelio Huawei S7.